Mano varžybų planas pasikeitė visiškai nuo paskutinio karto, kai mes šnekėjom. Aš dalyvausiu savo pirmoje, net 2 deimantinėse lygose. Vyksim į Kiniją. Žodžiu, bėgsiu Šanchajaus ir Hameno deimantinėse lygose 1,5 kilometro. Tai mano varžybų grafikas tikrai pasikeitė, nes, kaip ir minėjau, turėjau bėgti 1,5 kilometro šį ateinantį savaitgalį varžybose. Bėgsim, bet ne 1,5, nes kad nebūtų 3 savaitgaliai iš eilės, bėgsim 800, tiesiog, kad gauti tą varžybinį stimulą. Nemanau, kad bus labai didelė konkurencija, nes čia tokios universitetų varžybos ir turėjom visai gerą bėgimą 1,5 kilometro su zuikiu ir planavom bėgti visai greitai, bet tiesiog bėgsiu 800, kad prasibėgti prieš labai didelius startus dabar deimantiniai lygui. Tai tik dabar sužinau šitas naujienas, planas tikrai buvo biški kitoks. Norėjom dalyvauti Rabato deimantiniai lygui, bėgti 800 ir bandyti patekti į Romą, bet kadangi sužinom, kad į Romą patekti tikrai yra nelengva ir šansų mažiau, tai gavus galimybę dalyvauti Kinijos deimantiniai lygui, tiesiog nusprendėm bėgti ten. Ir mes kartu dalyvausim, nes tai mano pirma deimantinė lyga ir žinoma pasiims jūs kartu, tai bus žiūri smagu. Vyksim tikrai anksti, kad pripras prie laiko. Planas yra vykti į Japoniją, pabūti tenais, nes mano agentas turi ten pažįstamų, kurie man padės su stadionu, treniruotėm. Tad tiesiog, kad prisipratinti prie laiko, norisi nusivykti anksčiau. Tai darysim tą, tai šį savaitgalį bėgsim 800, tada arba sekmadienį, arba pirmadienį vyksiu į Japoniją. Startas yra šeštadienį. Tai dar kalbėjau su savo agentu, dar neturiu bilietų, kai turėsiu bilietus pasakysiu, bet kiek žinau, planas yra vykti sekmadienį dabar. Ir šiaip labai excited, mano pirma deimantinė lyga ir 2 deimantinės lygos netgi, tai tikrai bus labai daug kontento. Parodysiu jums ir šį savaitgalį, ir deimantinės lygas, ir skrisim į Japoniją, tai bus labai labai smagu, labai nekantrauju parodyti jums viskas, kaip atrodo ir kaip pati jaučiuosi savo pirmose deimantinėse lygose. O šiandien noriu praleisti savaitgalį kartu, labai labai gražus oras šiandien, lėksim su panom degintis. Vakar turėjau greitėjantį krosą, treneris žiauriai nustebino, nes jau buvau viskas, greitėjantis krosai, ilgi krosai, nes tikrai atima žiauriai daug jėgų iš manęs, bet treneris vis stebina. Tai bėgau vakar 19 su viršum kilų, šiandien labai labai lengvai 6 mylios 9,5 kilo ir šią savaitę, kaip ir minėjau, kilometražas mažesnis, tai šiandien tik atsigauti. Tai va, tokios tos mano naujienos ir praleiskim dieną kartu. Dar turiu tikrai nemažai vėl užsisakiusių snaiko, tai galim kartu išpakuoti. Nes man patinka, kad aš jums galiu parodyti, aš esu priversta išpakuoti, nes aš tikrai nemelosiu, labai daug užsisaknėjų ir kartais pas mane tos siuntos tiesiog guli tenais. Tai dabar esu priversta išpakuoti. Sakiau kelnes. Čia jos tokios, žinot jau tą madą, tokios kaip pižaminės, nežinau, bet tikrai šitas visai gražios. Tokios va. Vau, šitas šiaip labai gražios. Gal aš įsakiau tokį setuką, jau šortus išpakavau, tai parodysiu tokį topą ir tokius šortukus. Tai čia toks setukas. Tada užsisakiau Nike Swift ilgom rankom bliuskutę. Šiaip šitos Nike Swift bliuskutės mano pačios mėgstamiausios, aš turbūt turiu visų spalvų, kokios jos yra. Ne visų, bet nemažai. Šis užsisakau, nes jos labai labai patogios. Tada užsisakiau tokį Jordano setą, treningų setą. Toks megztukas, kropinis. Ir tokios kelnes. Biški tokios platesnės. Man patinka šiaip plačios kelnes, nes jos tokios atrodo, kad daugiau įdėjus effortą apsirengus į savo outfitą. Tada dar užsisakiau setuką. Jordano spartinukas ir jau išpakavau šortus, tai tokie šortai. Man Jordano setai irgi labai patinka.
Tada užsisakiau nakstuką tokį kropinį laiko. Šiaip dabar pagautas Jordano setas, jeigu tiks, visai gerai bus skrisiu jo gal į Kiniją. Ir užsisakiau... tokia Jordano suknelė. Bliskutė suknelė. Tai va, tiek iš mano unboxingo. Jordano setukas labai gerai, žinokit. Aš visada ką darau, užsisakau extra small kelnes ir small viršų. Man taip geriausiai, nežinau kaip jum, bet... Nes man kažkaip atrodo, kad būtent su Nike, kad kelnes jos visada būna, bent jau man, esas biški dudogos. Ir kelnytės labai gražios. Tik nežinau, blemba, ar trumpos ar ne. Tokios tip-top iš tikrųjų tinka. Labai gražios. Jeigu viską, tai viską matuojamas. Jordano setukas. Nežinau, kaip jaučiuos. Ar pasiliksiu ar ne, kaip jūs manot, ar pasilikti ar ne. Šitas tai... Labai. Žinokit, mūsų Donytės starteris laikosi labai stipriai. Tikrai jisai redi, nes matot, patvigubėjęs nuo vakar, tai pamaitinsiu dabar ir vėl kepsim, paruošim šiandien Donytę ir kepsim rytoj ryte. Šiaip dar turiu savo, tikrai dar nesuvalgiau, bet kitai savaitai bus. Dabar pamaitinsiu savo starterį, nes negalim pamiršti, čia kaip mūsų vaikelis toksai. Aš noriu pradėti gaminti duoną ne tik savo, bet savo draugam, kad kuo daugiau darysiu, tuo daugiau išmoksiu ir bus to geresnė ta duona. Tai... O kvepia skaniai, žinokit, tas starteris labai. Blemba, šiandien visai šiaip ilgai mėgau, bet dabar sėdžiu ir keistai jaučiuos, pasižiūrėjau biškį miego pulsas pakilęs, tai gal nesikabina niekas. Kem 4, tai tikrai aukštokas man. Nes šiaip dabar apie kem 1 būna. Tai gal nieks nesikabina, blemba, kažkaip. Eisim bėgti. Einam lengvai prasibėgti ir eisim degintis. Žinokit, aš jaučiu neturėjau sportinuko, kuris man labiau patiktų. Man jis tos gražus, aš vėl šiandien užsidėjau. Labai cute. Šita spalva man tokia. Bet dar ką norėjau pasakyti, ką aš darau, kai pasijaučiu biškį, kad kabinos kažkas, tai šaunu vitamino C daugiau biškį. Žinokit, visai padeda. Batai tai tokie. Bet žinokit, man Structure Plus, tai žiūri geras batas, labai patinka, tai dabar su jais labai nemažai bėgioju. Aš tik po krosiuko ir skaitau YouTube'ai komentarus ir žinokit, aš kartojus, bet jūs neįsivaizduojat, kaip man gera. Man taip gera, kad jums patinka, nes man patinka filmuoti ir man patinka, kad jums patinka ir labai smagu, kad galiu būti savimi ir parodyti daugiau savęs nei kaip atletės, bet tikrai dar kartą labai norėjau padėkoti. Bet aš ką tik prasibėgau, šiaip tikrai kažkas kabinasi, nes ir pulsas aukštas, ir kūnas toks biški pavargęs, gal biški streso buvo per kelias dienas, tai galvoju, gal tas stresas įtakoja tikrai. Tai lieksim dabar susiruošti, reikia pavalgyti.
savo donytės skaniosios, tikrai padarysiu sumuštinį kokį ir lėksim degintis. Gal net mūsų bus daugiau nei tikėjus, mano draugė su savo draugė ir jos draugais. Tai labai smagu, labai šilta laukia, fainas bėgimas, tik sakau, ta savijauta tokia keistoka. Tai reikia daug vitamino C, vitaminų, gero maisto valgyti, gert vandens ir atsistatysim. Tai Am I included? yeah, you wanna be in it? So that's why. Oh, are you filming it right now? Is that a picture? It's a vlog. Aš jau grįžau namo čia, tikrai saulė išsunkė mane, pasideginom gal porą valandų, dar norėjom lėkti susitikti su draugais, bet nebeturiu jėgų visiškai, tai grįžau, pasimsiu snacksą, pasnekinsiu popcorną, eisiu prigult, nežinau, pagulėsiu biškį, nesakau, dabar tai tokia kaip pervažiuota jaučiuos, bet eisiu gal YouTube pažiūrėti. Žiūriu YouTube, ilsiuosi, eisim kepti donytę ir dar parodysiu, kaip pasidaryti tokius labai skanius energy rutuliukus, energijos rutuliukus. Tai mix this up. Praėjo 30 minučių, leidau tešlai pailsėti ir dabar darysim stretch and fold, kad ištempti tą tešlą. Nežinau, kaip tiksliai pasakyti, bet pamatysit. Ir dabar leisiu vėl pasilsėti 30 minučių. Ir šiaip reikia tempti, kol pati tešla atlimpa visiškai nuo bliūdo. Šiandien gaminimo metas, tai parodysiu, kaip pasidaryti tokius energijos rutuliukus. Labai skanus su, tai ko jums reikės avižų, riešutų arba migdolų sviesto, šokolado arba chocolate chips, šokolado gabaliukų kažkokių, gali šokoladą pasipjaustyti, aš taip darysiu. Klevų sirupo arba medaus ir maltų linų sėmenų. Ir biškį vanilos ekstrakto, jeigu turit. Tai pasimsim bliūdą, dėsim vieną puodelį ar vieną stiklinę avižų. Šiaip būtų gerai, jeigu turėtumėt su kuo pamatuoti. Tai vienas puodelis avižų. Tada pasipjaustysim šokolado. Pusę puodelio maltų linų sėmenų. Pusę puodelio riešutų arba migdolų sviesto. Trečdalį puodelio klevų sirupo. Ir truputėlį vanilės ekstrakto. Gal biškį daugokai.
Ir ką pasidarysiu, dabar išsipurkšiu rankas su biškio alyvuogaus alieju, galite naudoti alyvuogių aliejų, kokį turit. Gerai būtų, kad purškiamas, arba galite tiesiog užsitepti biškio aliejaus ant rankų, kad neliptų tie rutuliukai ir galėtumėt gražiai susukti. Ir dėsiu į bliūdelę su kepimo popierium ir šaldytuvą. Šiaip žiauriai skanu, paragavau masės dabar, tai žinokit labai labai geri. Tai va, parodysiu, kaip susuku rutuliukus. Žinokit, susišlapinau rankas ir daug geriau kažkaip. Tai galite ir susišlapinti, o ne aliejų naudoti. Taip atrodo, tai dabar tiesiog dėsiu šaldytuvą ir paliksiu šaldytuvę. Pasidariau vakarienę, kaip ir minėjau, su ryžiais, kalakutienos faršu, pomidorais, agurkais ir grūdėta varškė ir uždėjau siračios padažą ir tokį hot honey. Tai dabar valgau vakarienę ir dar galvoju, sulaukiu žinučių, kad klausėt, kaip suvalgyti užtektinai kalorijų ir panašiai. Tai žinokit, aš, pavyzdžiui, šiandien snekinau visai nemažai prieš vakarienę ir visiškai nenorėjau vakarienės. Nu, tokia, žinot, vis tiek snekini ir pilnai jauties, bet aš vis tiek valgau vakarienę, nes mano kūnui atsistatyti tų kalorijų reikia. Ir šiaip jum reikia tų kalorijų daug daugiau, nei jūs turbūt įsivaizduojat. Tai būtinai valgykit, neskipinkit nei pietų, nei vakarienės, tų mylų. Galit mažiau valgyti, bet žinokit, reikia tikrai, ypač jeigu labai daug sportuojat. Tai toks protipsas, kaip užtikrinai suvalgyti kalorijų, valgyt, kai nenorit valgyti. Aš sakiau, jaučiuosi labai paprasta šiandienos vlogė, tokia visa naminiška. Nu, žodžiu, tokia visiškai paprasta, nes tikrai nemalosiu šiandien, kai pasideginom, tokia pasijaučiau žiūriai pavargus, taip nieko nesinori, tiesiog žiūrėti Netflixą, gulėti ir nieko neveikti. Džiaugiuosi, kad darau Donytę, džiaugiuosi, kad parodžiau, kaip padaryti tos energetinius rutuliukus. Bet čia toks sportininko gyvenimas, žinokit, kartais atrodo, taip nori viską daryti, eiti ir bendrauti, būti su žmonėms, su draugais, bet kartais, žinokit, bet va dabar atrodo, tokį nuovargį pajaučiau ir nieko nesinori tiesiog. Bet žinokit, čia yra labai normalus dalykas. Jeigu ir jūs jaučiatės taip kartais, kad nieko nenorit, ar vyrai, ar panos, ypač panos, žinot, mes turim savo hormonus, mums tikrai reikia pailsėti ir nieko neveikti, tai čia yra visiškai normalus dalykas, žinokit, ir aš jūs labai suprantu. Aš jau susirašiau gultis, išgeriu savo vitaminus, turiu kurkuminą, L-tianiną ir omega. Eisiu atsigult, pabaigsiu redaguoti šitą vlogą, nes dabar pas mus yra naktis ir jūs aš ryte įkelsiu ir pas jūs bus, man atrodo, 5:30. Aš keliu 8:30 mūsų laiku, tai jeigu neklystu, 5:30 ar 6:30 Lietuvos laiku. Tiksliai nepasakysiu, bet dar šiandien, kai jau degintis, draugė sako, blemba, tavo oda tai blizga, gražiai atrodo, tai sako, ką darai? Bet dabar pradėjau naudoti tą raudonosios šviesos kaukę. Šiaip mėgstu medituoti prieš einant miegoti ir užsidedu tą kaukę. Jinai tokia, parodysiu jums. Va tokia, ir jinai su raudonąja šviesa, tai gal padeda, nežinau. Tai šiandien draugės odą pagyrė, tai sakau, blemba, gal šitą kaukę čia. Be žodžiu, jo, eisiu dabar, pabaigsiu redaguoti vlogą. Užsidėsiu kaukę, pagulėsiu, dar geriu savo ramunėlio arbatą, labai mėgstu gerti prieš miegą. Bet toks mano sekmadienis, tai labai ačiū, kad buvot su manim, ačiū, kad žiūrit ir susitikime.